Sveiki, mėlyjei. Jum vėžiukai, ši savaitė tokia, negali sakyti, kad labai jau ten bloga ar gera, bet turit saugotis konfliktų. Konfliktai didesnė prasme gali būti darbe, veikloje, nesusipratimai visokie, taigi jeigu galit sau leisti biškutį ramiau darbe, mažiau dirbti, mažiau veikti ar tiesiog pailsėti kelias dienas, tai dar tikrai jums taip reikėtų ir padaryti. Nes įtampa būtent darbinėje veikloje nusimato dar didelė. Aišku, pas mus įtampa ta Lietuvoje praktiškai dar bus iki pat balandžio pačios pabaigos, tai jūs kažkokį tai jautrumą turite, nes neužmirškite, kad Lietuva yra žuvelė ženklė, tai matyt, čia su tais dalykais irgi susiję. Dabar meilės reikalai kaip tik gali būti visai neblogi ir todėl jeigu darbas nesiseka, tai meilė sekasi, tai irgi labai gražu. Taigi tie, kurie turite su kuo džiaugtis gyvenimu, ką merginti, su kuo eiti į pasimatymus, iš ko gauti gėles ar tikrai po teatro eiti gerti šampano, tikrai tai reikėtų ir daryti. Ir taip pat neužmiršti buitinių dalykų, nes jums vis tik yra ši savaitė labai puikiai visokiem ūkiniam darbam. Taigi nenustepčiau, kad netgi po kažkokio tai pramogos vakare dar eitumėte kažką ten pasivalyti, pasišluoti ar ten kokių medžių apkarpyti į lauką. Taigi tikrai labai įdomi tokia savaitė. Jautrumai jūsų nebus tokie dideli ar nemalonus, visi jautrumai bus tikrai pakankamai džiugus. Taigi gražių pojūčių šią savaitę, nes būtent emocijų labai gražių. Ir nesinervinkite, jeigu kas nors darbe bus ne taip. Iki kitos savaitės. Ate.